dinastijos. Dinastijai rastis reikia jau nebe tėčių ir dukros santykių. Čia reikia senelių, prosenelių ir taip toliau. Dinastija tuo ir tvirta, kad jai plėtotis, apglėbti savo čiuptuvais vis didesnės teritorijas netrukdo netgi santvarkų pasikeitimai. Čia kalbės žmogus, kurio tėtis atostogauja Europarlamente už įspūdingą, mano skaičiavimu, milijonui artimą metinių pajamų sumą, kurio brolis yra valdiškos televizijos direktorius ir kurio pusbroliui pats kultūros ministras Gelūnas jėga padarė nacionalinio teatro direktoriaus vietą. Ar lengva būti Paleckiais šioje ašarų pakalnėje? Mano tėvas niekada nedarė man protekcijos. Mano pirma darbovietė užsienio reikalų ministerijoje. 94 metais aš pradėjau dirbti, 20 kelių metų būdamas. Jau tada aš laisvai kalbėjau anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbomis. Ir aišku, kad ministerijoje aš labai lengvai praėjau. Nutrauksiu šitą tikros tiesos sakymą ir supažindinsiu jūs su tuo, kuris to Paleckio anūkui atlapojo karjeros nepriklausomoje Lietuvoje vartus. Algirdas Saudargas, patriotas, kadaise net labai radikalus. Dirbo Paleckis, dirbo neblogas diplomatas tikrai. Gabus išsilavinęs. Tėvas jo ten nesikreipė jūs, kad ten, oi, gal čia padėk ar kažką. Man apskaitai tokių dalykų nepasitaikė. Čia reikia išgirsti esmę. Jeigu žmogus priklauso valdančiai dinastijai, o Paleckiai Lietuvoje tokie yra nuo tada, kai jų senelis atvežė į Lietuvą Stalino saulę, tai yra jau per 70 metų, tai jų atžalos yra auginamos, auklėjamos, mokomos taip, kad visiems likusiam juos pasivyti nebelieka jokių šansų. O šiaip tai tėvas man nėra daręs protekcijų, sakykime, užsienio reikalų ministerijoje, tai grinai, kadangi aš buvau pasiruošęs pilnai diplomatas ir, sakau, tokios kalbų kombinacijos tuo metu neturėjo niekas to ministerijoje. Paskui aš pats iš jos išėjau, nes manęs jau netenkino tą atmosferą, tarp kitko įskaitant ir švogerystės, ir tokių draugyšių. Nu, paskui aš atėjau į Socialdemokratų partiją su gan gerais ketinimais, tačiau irgi tuo metu tėvas nieko nedarė. Mane įtraukė Socialdemokratų partijos partiją į sąrašo 10-uką, aš buvau 10 2004 metų Seimo rinkimuose, todėl kad tuo metu Socialdemokratinio jaunimo sąjunga, kuriai aš priklausiau, neturėjo pasiruošusio kandidato į Seimą. Atpažįstama ar ne, pasirodo, kad politikos naujokai Mazuronis su Saudargu nepadarė nieko kitaip, nei Paleckis padarė savo vaikams. Tai yra, dėl jų padarė viską. Tiesa, tie, kurie lengvai gauna, kartais lengvai ir pameta. Dar yra sakoma žiauriai, o kai kuriais atvejais ir neteisingai, kad gamta ilsisi, kai ateina eilė genijų anūkams. Būdamas Paleckio anūkas, ponas Algirdas neišmoko vertinti to, ką jam davė šeima. Buvau pašalintas iš partijos, kūrėme Fronto partiją, dabar Socialistinį liaudies frontą. Ir tėvas irgi buvo prieš. Na, jam nepatiko jūsų šitas apsisprendimas. Taip. Jam būtų turbūt ir paprasčiau, lengviau, jeigu aš eičiau tame bendroji srovėjai socialdemokratiniai. Tai taip, kad čia ne tik, kad ne protekcija, čia jau atsirado ir šeimoje konfliktas dėl to. Tačiau kelias nuo šeimos vertybių yra kelias žemyn. Ponas Algirdas labiau atitinkančių taisyklę vadina savo brolį Rimvydą, kuris savo profesijoje užkopė į pačią aukščiausią valdžią. Aišku, galima žiūrėti į mano brolį, kuris nėra politikoje, daugiau žurnalistikoje, bet irgi jis yra žurnalistas, kaip ir mano tėvas ir senelis. Bet jūsų brolis irgi padarė karjerą tokią, na, jisai dabar yra Lietuvos televizijos direktorius, taip? Taip, bet ten tėvas tikrai neprikišo jokių nagų. Čia vėlgi veikia kiti aspektai. Tai, kad brolis vaikystėje, paauglystėje gyvenamas Vokietijoje matė kitokią žurnalistiką biškį negu buvo pas mus. Ir tie kontaktai pas jį su Vokietija išliko ir viena iš priežasčių buvo ta, kad jie jam padėjo pažinti su vokiečių žurnalistais. Bet tėvas, jisai jam nėra toje vietoje protekcijų daręs. Beje, kai čia kalbama apie Vokietijoje užsimezgusias pažintis, tai jums derėtų žinoti, kad broliukai Paleckiai
Vokietijon pakliuvo tuo met, kai jos sostinę dalino Berlyno siena, o tėtis buvo įtakingas Sovietijos diplomatas. Štai taip užmezgami ryšiai, kurie padeda puoselėti karjerą jau nepriklausomoje Lietuvoje. O dabar dar bendraujat su broliu, susitinkat, pasišnekat? Taip, taip. Tas klausimas ne apie orą. Jis kilo dėl to, kad Paleckis Rimvydas, visuomeninės televizijos direktorius, atsiribojo nuo savo brolio Algirdo, kai šis viešai nevykusiai pašnekėjo apie Lietuvos nepriklausomybei svarbius įvykius. Paleckio anūkai pešasi dėl laisvos Lietuvos vertybių. Ironiška. O gal vis dėlto dėl karjeros? Kur mes sustojom? Susitinkat? Bendraujat? Pabendraujam, bet retai, nes viena iš priežasčių yra ta, kad abu užimti esame, jam ten vadovavimas toj televizijai gan daug atima laiko. Man čia politiniai darbai. Na ir gal padėjo mum tai, kad mes vaikystėje matėm šiek tiek daugiau to pasaulio, kas tuo metu ne visiems buvo galima. Ir augom Vokietijoje rytų, matėm įvairias televizijas, paskui mes paauglystėje mokėmės, kadangi tėvą kaip diplomatą pervedinėjo tai iš Berlyno, tai teko gimti Šveicarijoje, tiesa trumpai labai, nors brolis jau tuo metu buvo vaikas didesnis, jau mokėjo netgi tą šveicarų dialektą. Paskui mes aš iki 13 metų, o brolis iki 16 metų, mes keletą metų po Vokietijos mokėmės Maskvoje. Tai tie dideli miestai Berlynas, Maskva leido šiek tiek daugiau pamatyti to pasaulio, pažinti šiek tiek daugiau kitų tautų, kas dėja Lietuvoje neegzistavo iki pastarojo laiko ir suformuoja daugeliu lietuvių tokį ksenofobišką ir siaurai tautinį aspektą. Na ir tai tokie dalykai. Ir pagyrė, ir pabarė. Ačiū Paleckių kraujui. Kur mes be jūsų? Beje, apie poną Algirdą buvo paskleista viena netiesa, esą jis gyvena garsiuosiuose Lauruose kartu su Vilniaus prekybos vyrais. Tai netiesa. Ponas Paleckis gyvena kiek artėliau Vilniaus, nors ir tame pačiame miške, dailiame kotedže. Nekyba ant galvos paskolų krepšelis, kaip čia dažnam? Šiaip ne taip išsivadavom, taip sakant, žmonos tėvų dėka, kai jie turėjo parduoti savo butą ir tada mes galėjome grąžinti banko paskolą. Ir jau dabar jau? Dabar be paskolos ir tikrai galvoju, kokie buvom naivus, kai lindom tada į tas paskolas, buvo pagunda. Dabar, ačiū Dievui, jokių tų paskolų nėra. Bet pilnai įsivaizduoju, kaip yra sudėtinga kitiem.